Mėlyje, šiai dienai turiu tokį klausimą. Pavyzdžiui, kaip šiuo metu formuojasi ketvirtas laukas. Taigi, galbūt tai daugiau atsakys Latėja, nes aš taip pati tai jaučiu, kaip atsiskiria pati matrica, jinai skiriasi, laukai skiriasi, žmonės kitokie ir viskas. Ir jaučiasi, kad atsiranda vis didesnė tuštuma. Vat jaučiasi, kad erdvėje kažkas vyksta, tos energijos kitokios valosi. Vyksta intensyvus valymasis ir vat, kaip pakyla tos sunkios energijos, labai jaučiasi ir ant žmonių, ir visoje aplinkoje. Taigi aš taip pati jaučiu, taip pati matau, bet Latėja ką galės mums papasakot? Esriana, Kototoris yra sveiki, mėlyje, mes tikrai galime taip patvirtinti, kad visiškai teisingai mūsų kontaktuotoja sako, kad laukas skiriasi, erdvė skiriasi ir jos atsiskirs pilnumoje. Dabar yra pats intensyvumas ir turi viską suirti tam, kad būtų perstatyta į naują erdvę, į naują lauką. Taigi viskas pakyla, visas struktūros, visos tos destruktyvios energijos, jos turi pakilti tam, kad jos būtų išvalytos. Lygiai taip pat ir karai vyksta tam, kad išeitų žmonės, tam, kad išeitų tie žmonės, kurie yra toksiški, tam, kad išeitų toksiški fantomai. Tai yra nesirėnėsi, kad viskas yra numatyta tam, kad žemė atsisijuotų, žemė prasivalytų nuo toksiškų žmonių. Ir būtent karuose visi šitie, kas ypatingai emocionuoja labai gana toksiškai, užkrečiančiai, jie visi dalyvauja tose žaidimuose, jie visi turės būti pravalyti, jie turės išeiti, žemė uždaro kontraktus su jais. Taigi karai tam ir vyksta, aišku, jie yra destruktyvūs, jie yra sunkus, žmonės juos sunkiai priima ir labai veliasi į tos visus žaidimus, bet tai yra tik tai žaidimo forma ir kaip jūs galite tai matyti, tai yra tokia forma paduota tam, kad prasivalytų būtent per šios dalykus, per tos visus transformacinius procesus. Lygiai taip pat ir žemė valosi, lygiai taip pat valosi ir per stichijas valosi, ir per drebėjimus, ir per vandenį, ir per ugnį. Tai yra neseka, kad žemė ir valysis dar labiau, ir neseka, kad žmonės turi tai suprasti, kad žemė negali būti taip, būtent negali priimti tas senasis energijas, nes būtent tik tai jūs esate laidininkai, jūs esate tie laidininkai, kurie priima tas energijas iš kosmoso ir gali transliuoti pačioje žemėje. Ir jeigu jūs transliuojate destruktyvias energijas, tai vadinasi žemė su to nesutinka, kad tai yra pasiruošusi eiti iki galo ir keisti savo energetinę struktūrą ir jūs tam esate laidininkai. Jeigu jūs nesugebate praimti tų energijų, jeigu nebesugebėte priimti tų intensyvių plotniškų energijų, kurios ir ateina į žemę ir žemė perduoti, jūs esate jūs esate jai nereikalingi, tai jinai griežtai pasakė, kad jinai nenori daugiau jokių destruktyvių struktūrų savo kūnį nešioti. Taigi viskas, kas yra sukurta iki šiol, turės atidirbti, turės išeiti visos programos, visa tai, kas buvo sukurta iki šioliai, iki perėjimo, viskas turės atidirbti ir civilizacijos, aišku, jos intensyviai kuruoja, kuruoja ir žmonės tie, kurie gali perleisti tas energijas, jie dažnai susisiekia su jais. Jas intensyviai sinchronizuojasi, kad galėtų perduoti informacijas, nes būtent jie yra informacinė bazė, kurie dirbanti su žmonėmis. Taigi formuojasi ketvirtas laukas po truputėlį, nes pirmiausia turi pakilti visi blokai, visos suspaustos energijos, visos destruktyvios energijos, nes prasivalyti per ugnį, prasivalyti per vandenį, per visus chaotinius procesus, nes pirmiausia turi suirti iki galo ir kai per suirimą, pradės statytis visiškai naujas pasaulis, suirti ir kartu ir politikoje sistemoje, ir sveikatos sistemoje turės ateiti nauja kita sveikatos sistema, nes visur turės perėti visi į naują lygį, naują struktūrinį lygį, kokybinį lygį, nes sena sistema, visos senos sistemos jos turės pasikeisti, visos senos sistemos turės suirti. Tai kitaip niekaip, nes tai
tai, ką neša sena sistema, tai jinai neša žemas vibracijas ir destrukciją. Nesiketertijos neneša kokybinius resursinius santykius, jos neneša kokybinės resursinės energijos, kai ką tu galėtų žmonės koncentruotis. Nesiketeris yra, nes taigi visą tie dalykai turės praeiti, turės suirti. Ir tik tai tada nesiketertiri pradės statytis, nesiketertiri likiteris ją, nors tas fundamentas, tas materialusis fundamentas, nesiketeris yra tik tai suirus ir pasišalinus likučiams. Taip pat norime paminėti, kad keičiasi ir geografinė padėtis, ir jinai keisis, ir jinai jungsis, nes kaip anksčiau buvo Atlantidos laikais, jinai buvo vienas geografinis žemynas, taigi jis yra, nes padidės ir vandens kiekis, nes išlips į krantus, tai yra, nes žinokite, tai turėkite omenyje ir būkite pasiruošę persikelti į vidurio miestus, nes toliau nuo krantų, nes tai bus, nes ne vien tik tai, kad tirpus ledynai, bet tam, kad bus, nes juda tektoninės plokštės, nes jos yra nestabilios, žemė pati juda, pulsuoja, jinai išpulsuoja, išjudina, tas visas ir sunkesnės energijas, jinai nori nuplauti, nori išdeginti, ir tai yra jos valia, tai tai yra taip nusprendus, gauti, eiti į tos aukštasias vibracijas, ir tik tai jūs laidininkai galite jas išlaikyti, jūs laidininkai galite jas pakelti, ir taigi, į klausimą, ar mūsų iliuzinis paveikslas greit pasikeis, taigi mes galime atsakyti tai, kad tas turi šiek tiek užtrukti laiko, nes iki 28 metų dėsis fundamentas, nes vyks įvairūs procesai, ir ypatingai sustiprės, jau dabar yra sustiprėję, jau yra įeina į piką, aišku, dar ne pikas, bet pabiškai didinėjami piką, rudenį, kitų metų, kitieji metai, bus pilni įvykių, ir tie įvykiai, ir toliau stimuliuos, ir stimuliuos išeiti visas tam destruktyviam energijom, tom energijom, kurios negali būti žemėje. Toliau, taigi, ar tai greit pasikeis, būtent iliuzinis paveikslas. Dauguma žmonių, kurie gyvena savo harmonijoje, tie, kurie sugeba išlaikyti aukštas energijas, jie mato savo realybę visiškai kitokią. Jos supa žmonės, jos supa įvykiai, jos supa energijos tos, kurios yra aukštų vibracijų, nes tai jie gyvena savo gyvenimą ir nesigilinę į tos procesus, kurie vyksta, ir tai taip ir turėtų būti, nes kadangi jie supranta, kad viskas tas, kas vyksta pagal aukščiausių užmanymą, nes tai, kas turi išeiti, jie turi išeiti, tai, kas turi įvykti, tas turi įvykti, nes ir tas įvyks, ir ta žemė turi prasivalyti, o jeigu jūs būsite susikaupę ir stebėsite būtent tik tai šitą procesą, jūs patys į jį nugrimsite. Todėl geriau atsitolinti nuo tokių procesų ir susikaupti į save ir išlaikyti tas aukštas energijos. Harmonijos ir pusiausvyros išlaikymas jūsų viduje duoda jums situacijas, įvykius pačias geriausias jūsų aplinkoje, saugomi jūs ir jūsų šeimas. Todėl būtent susikaupimas į save, į savo vidų, tai yra ir atitolinimas nuo senosios matricos, nuo senų energijų ir būtent tose energijose, kuriuose jūs dabar gyvenate, aukštame dažnyje, jums rutuliuojasi visas jūsų pasaulis, būtent jūsų pasaulis, atskiras jūsų pasaulis. Ir kiekvienas taip žmogus gyvenantis, ir tai su jais paskui, kai intensyviai statysis fundamentas, visi tie žmonės su jais į vieną ir jie sukurs būtent tą pasaulį, kuris yra numatytas pagal aukščiausio dėsnį, pagal jo reikalavimus, Taigi, kaip jaučiasi dabar sielos, kurios perėjo ar yra pereinamajame laikotarpyje. Sielos, kurios yra pereinamajame laikotarpyje, jų sieloje atsiranda tarsi tuštuma, tarsi prasiskleidžia, pradeda eiti būtent tos destruktyvios energijos, pradeda išeidinėti
per visų gyvenimo sukauptos visos tos patirtis, tos energijos, tie karminiai mazgai, viskas suintensyvuoja. Žinokite tai, kad visi karminiai mazgai, kad ir vibracijoms kylant, tie karinės, kad jie yra suintensyvėję, jie pasireiškia vienas po kito ir išeina, netgi blokais išeina kartu į paviršių, kad ir žmogus pradeda valytis ir būtent taip jisai valosi, kitaip niekaip, kad ir todėl jisai turi prasivalyti tam, kad būtų paleista kita energija, kita vibracija, ir tai yra natūralu ir būtent tai yra perėjimas, tai yra sunkus jisai, bet tai yra reikalingas žingsnis, be jo niekaip. Taigi žmogus gali jaustis įvairiapusiškai, jis gali jausti įvairius sunkumus, tai galvos skauda, tai spaudimas padidėjęs, tai jisai vėl sumažėja. Lygiai taip pat norima pasakyti, kad kūnas tvarkosi į kitą pusę, nes kad lygiai taip pat kūnas ir ląstelės jos pereidinėja, priimdamos aukštesnius dažnius, jos pradeda veikti kitaip, nes kad jos turi persigrupuoti, persiformuoti, persistruktūruoti, kad pas jos irgi vyksta kitimas, ne vien tik tai, kad žemėje, bet pas jūsų kūne lygiai taip pat vyksta kitimas. Tai todėl ir požymiai jie yra irgi tokie patys, nes kad ir atitinkamai, ir tai kokie skauduliai atsiranda, nes kad tai blogumas, kad tai nedamatymas, tai labai dar galima pasakyti, kad ant akių labai daugam užsimeta, bet tai čia yra ir pasiekmė ir jūsų organizmo užterštumas, nes kad kuo organizmas labiau užterštas, tuo sunkesni požymiai jumise atsiranda, kad ir lygos paūmėja, nes kad jeigu jūs jas turite, nes kad čia paūmėja, čia vėl nuslūksta, ir įvairūs požymiai, kad galimi, ką reikia tokius atvejams daryti, tai vienintelis daiktas, ką galite išlaikyti savo harmoniją vidinę, ir gerti kuo daugiau vandens. Vanduo yra energetinis šaltinis, plaunantis jūsų visus toksinus, plaunantis jūsų visą organizmą, ląsteles, ir kuo daugiau jūs gersite, tuo daugiau jūs galėsite priimti aukštesnių dažnių energijas. Su kuo sunkiausia susidoroti žmonėje? Sunkiausia žmonėje yra susidoroti su savo pačių vidiniais demonais. Nes kiekvienas atskirai, nes mes nekalbam apie visą žmoniją. Juk perėjimas vyksta tai kiekvienam atskirai. Kad kiekvienas atskirai, kiekvienas savarankiškai turi pereiti šį dalyką. Ir tai ne grupėmis. Gerai, jeigu tau surezonavo, gerai, jeigu tu įėjai į grupę, kur tave gali pakelti tavo vibracijas, kur tu kaupi žinias, bet lygiai taip pat tu, kad tu atskirai valaisi, tu atskirai kiekvienas individualiai valosi, kad kiekvienas individualiai ir tas vibracijas pasikelia, jeigu tai yra grupinis variantas, kad grupėse yra lengviau, bet paskui atsiskyrus, grįžtant namo, vėl tos vibracijos žymiai stipriau nusėda, jos grįžta į tą pradinę tašką, taigi ir yra svarbu išugdyti tą harmoniją pačiam su savimi, kad ją išlaikyti, ir kelti tas vibracijas, jeigu tu gali, kad pats jas išlaikyti, taigi grupėse gerai, bet tai yra tik tai poslinkis, bet darbą tu pats turi padaryti. Nesvarbu, kas tai bebūtų, koks tai bebūtų, darbą tu turi padaryti pats, už tave niekas kitas nepadarys, tik tai tu pats. Taigi architektai civilizacijos patenkinti visais procesais. Ir civilizacijos, taip mes stebime jūsų procesus, kaip viskas vyksta, mes stebime ir žinome, esame numatę tą eigą, tą giją, realijos giją, kurioje turi žemė vystytis, ir mes stebime, kad viskas vyktų pačiu geriausiu būdu žemė ir jums, todėl kad ir žemė pati yra nusakiusi, kad be jūsų jinai negali evoliucionuoti, tai jūs esate ta pati grandis, jinai jumis užgynė, nes buvo anksčiau duotas užduotas klausimas, ar reikalinga tokia žmonija, ir tai būtent žemės yra įtaka, kad jinai užgynė savo vaikus, kad ir todėl didumą persvarų persvirė tai, kad duotas jums yra šansas lygiai taip pat pakelti vibracijas.
Taigi visi procesai vyksta gana sklandžiai, taip kaip ir turi būti. Sekretariate mes juos prižiūrime, sekretariate ir daugumą civilizacijų šalia mūsų sekretariatinėse sekretariate prižiūri šios procesus, kad vyktų pačiu geriausiu būdu. Tiesiog jums nereikia veltis į visus tuos sekretariate destruktyvius veiksnius ir nereikia vėl kelti savo baimintis dėl visko, sekretariate ir vėl kelti tas emocijas. Jūs supraskite, kad jūs turite išeiti iš emocijų, išeiti į stebėtoje. Kai jūs stebite savo žvilgsniu viską tai, kas vyksta, kai su jumise yra harmonija, su jumis yra jūsų aukščiausiasis aš, su jumis yra jūsų šalia, jūsų šeima, jūsų angelai, jūsų vedliai, tai, kai jūs matote ir suprantate, kodėl viskas taip vyksta, kas vyksta, jūs neinate į emocijas ir jūs nesukūrėte karminių mazgų. Būtent emocijos jos ir sukuria šias karminės mazgus. Jūs turite išeiti iš tos emocijų būsenos. Iš jų būtent emocijos ir buvo pagrindas trečiosios matricos, kurioje išdirbdavo energiją ir šita energija buvo laisvai pasisavinama kitų būtybių, kurios valdė jumis. Dabar viskas keičiasi, jūsgi turite tas emocijas pradirbti, jūs turite išeiti iš tų emocijų, tuo metu nesukursite karminių ryšių, karminių mazgų. Ir kai jūs tiesiog galėsite stebėti savo kūną, stebėti situaciją, jūs jį galėsite valdyti aplinkui esančią situaciją, galėsite valdyti realiją. Taigi taip, mes esam patenkinti visais procesais, kurie vyksta, nes tai vyksta visako pačiu geriausiu linkme, ir viskas tai visi įvykiai, vykstantis žinokite tai, kad tai yra patys geriausi įvykiai, tai kiekvienam jum atskirai ir žemė, ir žmonijai. Dabar kas vyksta, ko niekas nesitikėjo, tai to, kad buvo tikėjimasis, kad daugiau žmonių atsibus, buvo tikėjimasis, kad žmonės daugiau bus suinteresuoti pereiti į aukštesnius dažnius. Tai nesitikėjom, kad bus nedidelis toks kiekis, tai todėl yra dar prailginamas laikas, perėjimo laikas. Ir jisai prailginamas tam, kad kuo daugiau žmonių galėtų pereiti į aukštesnės energijas, į tankesnės energijos, platniškas energijas, kuo daugiau žmonių galėtų pereiti, jas pajausti, jas galėtų invertuoti į žemę. Taigi viskas vyksta tokia forma. Taip mes žinojame, kad tai bus, taip mes žinojame, kad bus sunku ir žmonijai bus sunku, bet taip pat pakilęs šitas fundamentas, kuris pakilęs į tos destruktyvios energijos visoje žemėje, ypatingai esant karo metu, ypatingai ten, kur yra stichinės nelaimės, tos energijos, kurios pakyla, būtent jos yra išdeginamos, jos yra paverčiamas kita struktūra, bet tai yra sunkiai, labai gaila, kad dauguma žmonių tie, kurie to nepatiria, bet jie labai reaguoja, emociškai reaguoja, toksiškai reaguoja ir būtent tas jų reagavimas yra toksinis reagavimas, labai žemina vibracijas, mes nesitikėjom, kad taip bus gana sudėtingai žmogus nueidinės nuo savo emocijų, nuo tų savo toksinių santykių.